mums nieko nereikia išmokti, reikia tik paleisti, kas ne mūsų, žinai, kaip dabar paminėjai tą erdvę sukurti. Ir tas jogos, tos pozos, tas kvėpavimas, tos meditacijos, aš sakyčiau, ir man atrodo sutiktum, žinai, visas tikslas, kad nieko čia neišmokti, nieko gauti, bet kad paleis, kas ne tavo, kad galėtų tą energiją, žinai, rasti tą ritmą vėl ir kad susijungtum su savim vėl ir tas gydymas natūraliai būna, kaip grįžti tą tokią original energy, ar kaip čia pasakyti, or your original state, kaip viską kitą paleidi, kas ne tavo, ar kas jau per ilgai jau laikai ir kas jau laikas jau paleist. Tarsi kai paleidi viską, kas nesi tu, susipažįstu su tikruoju aš. Taip, labai gražiai pasakė, ačiū. Tai aš sakau, jeigu norite į gilį, klauskit savęs, ko aš savo neleidžiu paleisti. Gal sunku kartais yra paleisti tą versiją seną savęs ir tas netgi emocijas, su kuriuom mes kartais pradedam susiidentifikuoti su kažkom patirtim, su jos gal mus formavo, bet laikas jau paleisti. Ir kaip tas gyvatė, kai tik buvo pasibaigę tas gyvatės metai, ar ne, reikia nusilupti tą seną odą. Tai mes nesakom, kad čia visi privalo dabar kvėpavimo praktikas daryti, yra daug kitų praktikų, bet man atrodo, kvėpavimo praktika yra tokia viena iš galingiausių išeiti iš loginio mąstymo, atjungti savo frontal lobe, kognityvinį tą mąstymą, tiesiog visiškai susijungti su kūnu, leisti kūnui kalbėti.